Sveiki visi. Nežinau, kaip tai veikia, bet internete radau tokį receptą, kad 100% nuodų. Tai dabar ir išbandysim tai padaryti. Mums reikės aliejaus, paprastas kepimo aliejus, Dešimties procentų acto, na ir plaukų šampūno. Tai viską reikia sumaišyti lygiom 3 dalim. Pradėkim nuo acto. Taip. Aliejus dar naujas. Tiesą pasakius, nelabai man čia tikisi, kad kas čia gausis. Bet ką, išbandysim, pažiūrėsim. Ir šampūnas. Viską reikia gerai išmaišyti. Gausi pienas. Na, stiprus šampūno ir acto, toks mišinio kvapas iš tikrųjų. Tai yra paprastas tuščias buteliukas nuo geriamo jogurto. Dabar kažkaip reikia viską čia patalpinti. Kaip jau sakiau, prasidėjo atostogos, važiuosiu į gamtą, nu ir ką, bandysim šitą nesąmonę, veikia jin ar ne. Taip kad laukite kito vaizdelio ir rezultato. Jei tai veikia, tai puiku, jo galima pasidaryti, kada tik prireiks, nes visi šitie ingredientai yra, manau, pas kiekvieną namuose ir tai nereikia prisigaminti tenais 3 litrų, o pasigaminti tiek, kiek jums reikia. Tai iki kitų susitikimų. Pamiršau pridurti, kad visą šitą reikės tepti ant nuogų kūno vietų, tai ant rankų, kojų, kaklo, žinoma, ne ant rūbų
ar dar ant plaukų. Tai ką, už kelių dienų išbandysime, kaip visa šita veikia.